Pradėjau sportuoti 13 metų. Vieną dieną atsitiktinai į mano mokyklą užklydo irklavimo treneris, kuris pasiūlė pabandyti irklavimą. Sekančią vasarą vyko jaunučių čempionatas Lietuvos. Aš po 2 mėnesių irklavimo jį laimėjau ir gavau pakvietimą į Kauną. Pirmas medalis buvo 3 vietos jaunių grupėje, tai labai džiaugiausi, nors buvo ir labai nedrąsu lipti ant pjedestalo. Tai buvo pirmasis mano medalis, po kurio noras sportuoti ir siekti rezultato vis didėja. Paskutinės minutės prieš startą dažniausiai būna labai įtemptos, nervingos. Labai stengiuosi tvardytis, viską reaguoti ramiai, bet ne visada pavyksta. Susikaupimas prieš startą reikalauja nemažai jėgų. Būna susikaupimo minutės tokios, kaip atsistojus startą, tu žinai, ką turėsi padaryti, tu tiesiog save nuteikinėjai, kad atvykai parodyti, ką gali. Tai ir stengiasi tą įvykdyti, nesvarbu, kuri tai vieta būtų, bet tuo metu darai savo darbą. Antras stop, trečias stop, ketvirtas užkliūtis. Pradžioje labai svarbios yra, kad tas treneris tai būtų kaip labiau artimas tėvui, kad tai būtų tos diegiamos ne tai, kad tik tai sportas, bet tai ir vertybės įdiegiamos per treneris, kad jisai būtų kaip draugas, su juo galėtum pasikalbėti, pabendrauti, savo problemas pasakyti. Svarbiausias arba reikšmingiausias man trenerio savybės yra žmogiškumas, supratingumas ir vienas kito supratimas. Suteikia žinių, kurių tikrai neturėjau apie sportą, nuo ko priklauso sportinis rezultatas, ką reikia daryti. Tai viską treneris ir įdiegia, perteikia. Režimo laikymasis, sportinio režimo, kad valgymas, miegojimas, pailsėjimas, maisto irgi pasirinkimas, kad tai būtų natūralesnis maistas. Kas iš tikrųjų man patinka, tai ta emocija tokia sportinė. Suteikia galimybės sportuoti gamtoje, gali jaustis laisvai, kvėpuoti oru, matyti gamtą. Su kiekvienu įriu tu matai tą gamtos pasikeitimą. Tas yra labai smagu, kad kiek tu įdėjai kiekvieną įrį, jeigu tu paslydai, pamatei gamtos. Irklavimas man suteikė galimybę tikrai nemažai keliauti ir sutikti labai įdomių, man svarbių žmonių. Irklavimas davė tam tikrus gyvenimo pagrindus, nes jau irkluoju nuo paauglystės ir manau, kad irklavimas dabar tikrai yra aukštame lygyje. Kelius atvėrė siekti savo rezultato, išvažiuoti į pasaulinius takelius, varžytis su kitų šalių sportininkais pajėgiausiais. Tai irklavimas man didžioji gyvenimo dalis. Mano gyvenimo būdas tiesiog. Patekti olimpiadą yra kiekvieno sportininko svajonė. Šių metų pagrindinis tikslas yra pasaulio čempionatas, kur sieksime iškovoti kelialapius į olimpinės žaidynės. Tad tikslas būtų iškovoti mūsų šaliai tos kelialapius. Iškovotas medalis, pergalė tikrai suteikia papildomą entuziazmo, noro, užsidegimo sportuoti. Tai iš tikrųjų kiekviena pergalė skatino siekti daugiau ir daugiau. Irklavimas liks mano širdie visam gyvenimui ir toli nuo jo nepabėgsiu. Tiesiog labai patinka man irklavimas, nes čia yra iš tikrųjų didžiausia priežastis, tai yra draugai. Vienintelė vieta, kur galiu jaustis laisvai, kur galiu bendrauti, sakyti, ką galvoju ir visi mane palaiko, kad ir kaip blogai bebūtų. Tai pramoga praleisti vasarą, tiesiog pabūti su draugais, gamtoje, vandens, sutinki daug naujų pažįstamų draugų, praleidi labai gerai laiką. Ir iš tikrųjų iš pradžių tas sportas buvo kaip pramoga, tiesiog, kad turėčiau ką veikti laisvalaikiu.
Ir vėliau iš tikrųjų šitas sportas man vis labiau patiko ir jau pamačiau, kad gali kažkas rimtesnio išeiti. Manau, irklavimas padaro berniukus vyrais. Turi mokėti taikytis prie visko, prie visų sąlygų. Tai nėra labai paprasta, bet kantriems tai pavyksta. Tedeschi e bielorussi al fotofinish per il terzo posto per la medaglia di bronzo.